iš Lietuvos puodžių sostinės Kuršėnų. O jūs jau tikriausiai girdėjote, kad Kuršėnuose šiais metais rugpjūčio 2 dieną startuoja keramikos kelias. Keramikos kelias prasidės nuo konferencijos Keramika ir kultūros keliai. O vėliau bus teatralizuotos ekskursijos, į kurias reikia registruotis jau dabar. O kasgi tas keramikos kelias? Teatralizuotos ekskursijos metu jūs lydės Deivė žemyna. Na, o pati ekskursija prasidės garsiojoje Lauryno Ivinskio aikštėje. Aplankę Kuršėnų puodžiams skirtas skulptūras vyksime pas Vidmantą Vertelį, 8 Lietuvos puodžių karalių. Jis turi įkūręs muziejų studiją, kurioje jūs išvysite tėvelio Vidmanto darbus, senelio darbus, nes tai juk ne pirmoji karta keramikų. Sako, į Kuršėnuose į kas antrą trobą rasi keramiką. Ar tai tiesa? Sužinosit atvykę. Na, o po to vyksime pas Zitą Čekanauskienę Pastaukienę, kuri savo namuose turi įkūrusi nuostabią keramikos ekspoziciją. Svečiavę pas Zitą grįšime į Kuršėnų dvarą, kur oficinos prieigose jūs patys galėsite išmėginti natūralų duonos raugo impregnavimo būdą. Emocijų niekam netrūks, bus daug garų, bus daug kvapų ir jūs patys išsivešite namo pasigaminę, impregnavę keramikinį indą. Tai bus prisiminimas apie keramikos kelią. Vėliau keliausime į rūsį Kuršėnų dvaro rūmų, kur yra eksponuojama taipogi keramikos paroda. Tai yra garsiųjų Radeckų keramikos darbai. Vėliau kilsime į 2 dvaro rūmų pastato aukštą. Čia jūs išvysite Lietuvos puodžių karalių darbus. Na ir žinoma, degustuosite kugelį, užsigerdami nuostabia naminė gira. Na, o nuotaika dar labiau pakels dainuojamosios poezijos muzika. Ją jums atliks Gitana ir Giedrius Morkiai. Laukiame jūsų. Registracija jau vyksta.